Eilėraštis bus iš knygos Kaip išnešti uodegytę. Eilėraštis parašė Alma Karosaitė, iliustravo Erika Tumienė. Girdėsite pievų muzikantas. Aš smilgos paukštelis, giesmelė žolės, garsus muzikantas iš pievų šalies. Ir jūs juk pritylat išgirdę mane, smuikuoja žiogelis, gražumas ar ne? Kur pasakėlė? Trys zuikučiai atsikėlė, blaškos po giraitę, pametė jie pasakėlę, kur prieš miegą skaitė. Šitokia graži knygutė, taip visi ją vartė, paieškokim turi būti krūme ar papartį. 9 rytai prabrėž, kur 10 kelias, 3 zuikučiai tebe ieško pasakų knygelės. Briedis eina į svečius. Štai šerkšną nuo šakų nukrėtęs, į miško tankmę eina briedis. Toks išdidus, ragai šakoti, gal eina jis draugų ieškoti. Šlaikės kvapą įsiklauso, įspeigo traškėsi paukščius ir triokštelėję šaką sausą patraukė tiesiai į svečius. Pas ką? Pas vilką, broli briedį, jis brenda taip giliai. Kaip toj tankynei žiūrėti, kur eina jo žiemos keliai. Kur ošia miškas žalias, aukšta dangaus kiaurymė, ak vieną ankstų rytą ten kumeliukas gimė. Žiūrėjau jis nustebęs, kaip saulė rasos mirga, ir motina pamatė rytojaus sūnų, žirgą. Kaip jis po dobilieną lakstys smagus ir dykas. Ne, jis nevilks vežimo ir jam nešers jojikas. O gal dievuli mielas ir jis nuveš karietą, kad ir duobėm giliausiam, bet į laimingą vietą. Ir paskutinis eilėraštis iš Karosaitės knygos Kaip išnešti uodegytę, žirgelis. Žvengti ir lakstyt gražu, bet aš noriu avižų. Tik jei žadate pašerk, ar manęs neversi tart? Žirgas aš, vaje, dar nebuvęs vagoje.